Legendose ir pasakose šaltis tikrai turėjo maišą. Tai neatskiriamas atributas, bet jis iš ten neišimdavo lėlių, zuikių ir saldumynų. Mito logika yra priešinga. Jis ten viską dėdavo. Kalėdų senelio maišas nėra turtas ir gausos šaltinis, anaiptol, tai kalėjimas. Tai grobio taupykla, didysis šiaurės senolis keliavo po pasaulį ir rinko savo derlių. Nepaklusnius vaikus, pasiklydusius keliautojus, tuos, kurie neparodė deramos pagarbos ir neatnešė aukos. Yra versija, kad pats gerojo dovanotojo įvaizdis susimaišė su šventojo Nikolajaus įvaizdžiu daug vėliau, bet po šiuo krikščionišku sluoksniu pulsuoja pagoniškos venos. Nikolajus stebukladarys gelbėjo vaikus, o Karačiūnas juos paimdavo. Pažvelkite į senas atvirutes. Net 20 amžiaus pradžioje, iki sovietinės reformos, ten kalėdų senelis dažnai vaizduojamas ne kaip gerasis storulis su raudonais skruostais, o kaip griežtas, aukštas, liesas senis su skvarbiu, sunkiu žvilgsniu. Jis nesijuokia, jis žiūri į jūs vertindamas, ar esi vertas išgyventi šią žiemą, ar turėsi pakankamai jėgų, arba tapsi dar viena ledinė skulptūra jo begalinėme sode. Bet senis šaltis ne pats baisiausias šioje istorijoje. Karačiūnas, nepaisant viso savo žiaurumo, buvo stichija, teisinga savo negailestingumu, kaip sniego griūtis ar pūga. Bet jis niekada neateidavo vienas. Šalia jo šiuolaikinėje kultūroje visada yra ji, Snieguolė. Anūkė jauna padėjėja mėlynų kailių. Mes įpratę manyti, kad tai miela mergaitė, kuri padeda dalinti dovanas ir vesti šokius. Bet užduokite savo paprastą biologinį ir mitologinį klausimą. Iš kur senovės amžinoji šalčio dvasia, būtybė be amžiaus ir kūno, gali turėti anūkę? Kas jos tėvai? Kur ji? Ir kodėl ji visada jauna, nenatūraliai blyški ir niekada nesensta? Atsakymas į šį klausimą privers jūs su siaubu žiūrėti į kiekvieną naujųjų metų šventę. Snieguolės istorija nėra pasaka apie kartų draugystę. Tai vieno iš žiauriausių ritualų žmonijos istorijoje kronika. Snieguolė niekada nėra pagalbininkė, ji yra auka. Jos ledinė ramybė, balta oda, tylumas paaiškinami labai paprastai. Ji yra mirusi, kai šalčiai tapdavo nepakeliamais, kai atrodydavo, kad saulė niekada nebeateis ir pavasaris atšauktas visam laikui, įprasto atpirkimo maisto ir mėsos ant šakų nebebūdavo pakankamai. Karačiūnas reikalavo daugiau. Jam reikėjo gyvybės, tyros nekaltos gyvybės. Ir tada kaimo vyresnieji priimdavo baisų, bet būtiną sprendimą. Jie rinkdavo merginą, gražiausią, sveikiausią gyvenvietėje, jauną merginą, kuri dar nepažinojo vyro, ją aprengdavo geriausiais drabužiais, įpindavo ryškias juosteles į kasas, balindavo veidą, kad ji dar gyva būtų panaši į sniegą. Paskui ją vedė į mišką, ne su linksmomis dainomis, o su širdį draskančių motinų verksmų, kurį specialiai užgožė ritualinių būgnų dūžiai, kad šaltis neišgirstų pasipriešinimo. Ją pririšdavo prie tos pačios šventos eglės pačioje tankiausioje girioje ir palikdavo vieną tamsoje, žiauriame šaltyje. Užduotis buvo paprasta ir kraupi, ji turėjo tapti šalčio nuotaka. Jei ryte kaimiečiai grįždavo ir rasdavo ją sušalusią, padengtą šarmais su amžinai sustingusią šypseną ant mėlynų lūpų, tai būtų laikoma gerų ženklų. Šaltis paėmė auką, santuoka įvyko, pavasaris ateis, giminė bus išgelbėta. Bet kas vyko tomis paskutinėmis valandomis, kai ji likdavo viena su lediniu monstru?
ką ji matė prieš tai, kai jos širdis sustodavo plakti. Ji ne tik anūkė, ji yra vedlė, vienintelė būtybė galinti būti tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Galvokite apie įžymiausias liaudies pasakas, apie Sniegenę, kurią mums skaitydavo prieš miegą, apie vaikų neturinčius senį ir senę, kurie iš sniego nulipdo mergaitę. Ji atgyja, bet vasarą peršokusi per laužą ištirpsta ir virsta garų debesiu. Gražu, poetiška, bet ne visai taip. Lazda ir maišas masinio naikinimo ginklas ir sielų kalėjimas, etnografai besidominantys apie mirtį slavų kultūroje, šioje istorijoje mato tiesioginį, beveik dokumentinį senovės laidojimo apeigų aprašymą. Šuolis per laužą tai ne vaikų žaidimas. Per Ivaną Kupolą tai kremavimo metafora. Ugnis išlaisvina sielą, paverčia kūną dūmais ir garais, išsiunčia ją į dangų. Sniegenė tai negyvas vaikas, tai žiemos dvasia, sezoninė dievybė, kuri turi mirti, ištirpti ir sudegti, kad užleistų vietą pavasariui ir derlingumui. Gyvenimo ratas reikalauja mirties, bet yra ir niūresnė kasdieninė interpretacija, iš kurios sklinda kapinių šaltis.